Dabar atvažiavome į parką, čia daug senų medžių, graži vieta ir išbandysim, kaip dronas apskraidinėja kliūtis. Žiūrėsim, kaip čia man pasiseks, nebandžiau dar, taigi bandom. Ir matysim, kaip čia mums seksis. Biški nuo žolyno. Gerai. Kadangi čia daug medžių yra, tai susiradau tokią ramesnę vietą. Ką, bandom. Objektą apibraukiau ir Active Tracką paspaudžiam. Spaudžiu įrašą ir važiuojam. Dronas per kokius 3 metrus nuo manęs. Nežinau, kaip čia jam seksis su tom kliūtim. Matysim. Einu, nieko nedarau, tiesiog taip. Iš galo seka neblogai. Kaip matote, kažką bando laviruoti tarp šakų. Gan neblogai jam čia sekasi. Gerai, dabar pabandysim jam biškį apsunkinti situaciją. Gerai, dabar stabdom tą ir bandysim Active Tracką daryti iš apsisukimo tokio. Nu ką, bandom. Kaip jis čia apsisukinės, nežinau. Gyva. Jeigu kals iš šakas, tai kals, vadinas kalė. Nebematau aš jo. Ai va. Nu jo, duoda iš čia vaizdų. Kol kas niekas šiandien nedarau, bet jisai pušį gaudo. Konkrečiai pušį gaudo. Teks turbūt purtis kokį medį man. Kaip sakant, ačko žim. Ką žinau, labai aukštai jau pakilo. Kaip biškį prileisti ir arčiau manęs. Gerai, va tai va. Ir dabar bandom padaryti skrydį aplinkui. Kaip tik. Kažką šneka, nelabai išgirstu. Obstacle detect. Na, žiūrim. Gerai. Biškį paleiskim žemiau. Ir biškį link manęs. Gerai, dabar aš bandysiu taip, kad jisai važiuotų atbulo. Nu, žiūrim, kaip čia tarp tų šakelių, nu, išsimaigo kažką tai. Išsimaigo. Jo, gan neblogai išsimaigo. Aišku, nereik norėt. Nu jo, įdomiai. Bet man atrodo, kad jisai trenks kažkur tai tos propelerius savo šiandien paaukosiu tam filmavimui. Gerai, dabar bandom vėl iš priekio. Jo, jisai. Ne, tai va. Bandom. Kol kas eina iš paskos. Man reikia, kad jisai eitų. Nu jo, gražiai. Keliauja. Dingom už krūmų biškį, bet čia nedaug tų krūmų.
Pametė, pametė. Ką? Subject lost. Focus track disabled. Ir einam į tą pusę, kur tu eini. Nu, pažiūrėsim vėl. Vėl radęs, nes striukė tą patį spalvą. Jo, kaip matot, prarado. Subject lost. Focus track disabled. Ką, važiuojam vėl. O, čia išėjom iš liniję. Norėtų padaryti gražų apskridimą. Einam tiesiog. Einam. Gerai, einam atgal. Palyginus negarsiai skraido, tikrai neturėtų žmonių baidyti. Šakos. Šakos. Biškį kristelė. Nu, čia kaip rizikingai varo. Nu, tuoj kalba. Jo. Yra. Yra. Kaip ir sakiau, kalė. Momentus skudo šonu. Ir kalė. Kalė į mane. Tai va, pava. Įrašas tęsiasi. Nu, pažiūrėsim, kaip selfie režime veikia. Jo, kalė į mane, tiksliau, kalė į šakas. Ir propai sveikia. Pratęsim dar toliau. Taigi, radau gabalą ruberoido ir dabar bandysim skristi nuo ruberoido. Gerai. Tiesiog bandysim pakilti aukščiau ir pažiūrėti, kas gero. Taip, 10 minučių. Check propellers, ok. Propellers are checked. Nieks liktai nenušlido, joks propelleris. Home point updated. Gerai, važiuojam į viršų. Leidžiame žemyn. Reikia pakeisti ND filtrą. Labai jau šviesus. Užlinkus vieną koją. Gerai. Užlinkus vieną koją buvo. O, neužlinkus, o nulūžus. Nu ja, vienu žodžiu. Labai jau skystas. Ką, nusimato. Obstacle sensing unavailable. Nusimato remontas. Vienu žodžiu, labai plona plasmasė, viskas išlengvinta iki negaliu ir lūža, kaip matot. Skristi skrenda, bet lūža. Jo, kainuos biškį, kainuos. Taip, pakeičiau aš tą ND filtrą. Nu, galim dar kilti ant tos sulaužytos kojos. Gerai, stovi jisai. Ir Home point updated. paleidom įrašą ir važiuojam į viršų. Taip, turim 100 metrų. Nu, padarom iki maksimumo, iki 120. Max altitude reached. Viskas gerai dabar. Gražiai pasisuksim, į kurią pusę Londonas, sakyčiau, į tą. Nesu tikras. Vis tiek per silpną ND filtrą uždėjau. Dangus persišviečia vis tiek. Nu, pasižiūrim, kur čia. Panoramą visą. Aplinkui. Nu, faktas, kad jau šiandien skraidymas baigėsi. Išbandžiau, kaip lūžta koja. Krito nuo kokių
sakykime, 8 metrų, gal 6 metrų kokių krito, matytiesi ant tos kojos. Tai va čia kažkoks rajonas, pabandom padvigubinti, ta prasme vaizdą priartinti dvigubai, ale neprarandant vaizdo kokybės. Taip va. Ir dabar dar pasisukim biškį ratu. Galbūt pamatysiu aš ekrane miestą patį. Taip akivaizdžiai nematau. Iški 10 metrų nuleidom, galim dar pakelti. Max altitude reached. Ok. Taip. Net nesu tikras, kur tas miestas. Padidinsiu vaizdą. Dar galiu taip padidinti, va. Bet čia jau skaitmeninis didinimas. Čia kažkokį pastatą matau aukštai. Nesimato. Nebent va piešinį, va tai va. O, taip turėčiau pamatyti pagal grinai kitą pusę. Londonas apsukam. Va, čia kažkur miestas yra. Gerai. Jo, dabar jau matau. Padarom ant kameros vaizdo reguliaraus. Taip atrodo vienas kartas ir taip atrodo 2 kartai. Tai ką, šiandien mano skraidimai baigėsi. Batareikos 35%, nors spaudžiam leistis žemyn. Home. Return to home. Return to home. Gerai, važiuojam. Praktiškai viršui buvo. Žiūrėsim, ar nusileis ant ruberoido, ar nenusileis. Palauk, aš čia stosiu į tą vietą. Matysim. Kol kas, jau matau. Jau matau. Leidys. 120 metrų iš tikrųjų nėra toli. Dangų. Taigi va, ką jisai filmuoja grįžimą namo. Gerai. tą šaką patrauksiu, kad pūdomai nebūtų. Nu, šlubis, nusileido šlubis. Gyva. Rodžiau. Kojytė pažeista, sulaužyta. Ką dabar? Laiškas didžiai. Tiek žinių. Darom selfie testą. Osmo 300 yra Osmo Pocket 3 ir didžiai 5. Didžiai Mini 5 Pro, tai tiksliau būtų. Abidvi kameras su ND32 filtru. Man atrodo, vieną filmuoja 4K 50, ko gero. Net nematau, o kita filmuoja 4K 25 kadrai per sekundę, Osmo Pocket filmuoja.
Taigi šiandien įrašinėjau visą skrydį į pultą tą drono su tokiu dalyku. Čia naujas daikčiukas nuo DJI. Jis tikrai gan pigus. Jisai tinka DJI kamerom, jisai tinka mobiliems telefonams, iPhone'am tinka, kas svarbiausia. Va, tuo aš parodysiu. Taip, dabar aš įrašinėjau garsą į šitą mikrofoną. 1.1. Jo, įrašinėjau šitą mikrofoną ir dabar va įjungsiu iPhone'o kamerą, tą standartinę. Tiesiog pačią kamerą įjungsiu ir paspausiu video. Taigi va, įjungiu šitą į kamerą ir įjungiu mikrofoną. Aš jau juos iš anksto esu suporavęs, va matote, vienas dingo. Čia galima suporuoti 2 mikrofonus ir su tuo įjungimo knopkę kaip ir užtvirtinat, kai suporuojat. Ir dabar va spaudžiu įrašą ir filmuojam. Dabar garsą įrašinėju per mikrofoną. Įdėsiu, va kaip tik aš įdėsiu tą takelį būtent iš telefono per šitą receiverį ir turėtų galėti sustabdyti įrašą su porinimo knopke. Šita. Taip, įrašas, kaip matot, sustoja. Įrašą paleidom ir viskas veikia kaip turi būti. Tai va, kam aktualu, telefonam mobiliems, tokiam pultui, kaip Androidų yra, viskas veikia su šituo daikčiuku. Tas daiktelis kainuoja tik tai 14 svarų, tai čia doleriais būtų apie 18,5 dolerio. Eurais, ką žinau, 16 eurų. Tik jo reikia laukti. Aš jį pirkau abiejų, sumokėjau dvigubai brangiau, 25-26 svarus. Bet jisai yra oficialioj parduotuviai. Paliksiu nuorodą galbūt aprašyme. Taigi va, geras dalykas. Kam aktualu, prašau, žinokit, ieškokit, nes galiu pasakyti, yra bėda su DJI mikrofonais, su iPhone'u. Taip, išjungsim įrašą ir taip pat jisai veikia ir su Blackmagic. Yra Blackmagic programa. Va, kaip matote, viskas vaikšto, viskas gražu, viskas veikia. Čia jinai jau tokia profesionali programa filmavimo iPhone'ui. Matote, čia viskas, kas fokuse, viskas. Ir galim spausti įrašą. Man atrodo, šitoj programui liktai įrašas nesivaldo su jungimo knopke. Valdosi, vienu žodžiu. Taip, startas. Ir prašau, fokusą padariau ant kameros. Prašau, viskas veikia, viskas gražu. Taigi, kaip tik išsijungia akiniai. Ačiū visiems už dėmesį ir iki kito karto. Ate.